automatiniai vandens filtrai, minkštinimo sistema visam namui su mechaniniais filtrais ir apėjimo sistema. Pradėkim nuo apėjimo sistemos. Štai karštam vandeniui įrengta apėjimo sistema, matom. Po vandens skaitiklio vanduo paduodamas per apėjimą. Čia užsuktas apėjimas. Čia yra į vandens filtras, čia yra iš vandens filtras. Jeigu su filtrais yra problema, atliekamas aptarnavimas, yra užsukami kranai. Šitas pasukamas, šitas pasukamas, šitas pasukamas. Ir tuo metu vanduo teka į sistemą karšto vandens ruošimo. Čia yra druskos talpos, skirtos filtram atplauti. Ir čia sekantis filtras yra automatinis mechaninis filtras. Tai taip, jeigu žiūrim karšto vandens sistemą, eina vamzdis, izoliuotas ir čia turim automatinį mechaninį filtrą. Štai tinkliukas, jis automatiškai prasiplauna, vanduo teka į kanalizaciją nepertraukiamai. Dabar nustatyta kažkokias dienas, bet mes jį persiprogramuosim. Toliau nustatysim kasdieną. Taip, čia yra baterija, krona, matom, jeigu išsikrauna, ją reikia pakeisti. Taip, čia tiesiog atsidaro. Taip, toliau žiūrim automatiniai filtrai. Štai čia būtų minkštinimo sistema. 50 litrų, kationito. Sureguliuota, kad plautis kas 8 kubus. Štai čia pareguliuotas vandens kietumas minimaliai, kad vanduo būtų ne toks muiluotas, prausiantis, būtų įmanoma nusiprausti. Taip, toliau einam prie šalto vandens įvado. Taip, čia yra šaltas vanduo. Matom išmanų skaitiklį, apėjimo sistemą. Vanduo dabar neina tiesiai nefiltruotas, eina filtruotas. Įėjimas, išėjimas. Taip, galim keliauti vamzdžiu. Ateina į mechaninį filtrą. Matom bendrą jau užterštumą šiukšlių. Nuo vakar montavimo jau jisai apsinešęs. Taip, pabandom jį applauti. Taip, jungiam plovimąsi ir jis jau pradeda gramdytis. Po vienos dienos jau šiukšlės nukreipiamos į kanalizaciją. Taip, kraniukas yra apačioj. Langelė ir vanduo bėga ir matom, kaip jis jau valosi po paros laiko. Plausis ganėtinai trumpai, apie 20 sekundžių. Pralaidumas filtro apie 8 kubai per valandą. Minkštimo filtrų lygiai taip pat. Nu ką, matom naują tinkliuką, filtras atsiplovė. Visai gražus. Tinkliukas yra sidabrinis, antibakterinis. Taip, ir toliau filtras baiginėja plautis. Toliau yra minkštinimo sistema šaltam vandeniui. Lygiai taip pat nustatyta kas 8 kubus. 0 litrų per minutę. Laiką nustatysim dabartinį, teisingą. Ir kiek pareguliuotas vandens kietumas, kiek reikia minkštinti, kiek ne. Kad vanduo nebūtų per minkštas, o dalinai minkštas, kad būtų geriamas skanus vanduo. Taip, filtras baigė plautis, rašo, kad kitas plovimas jis bus po 23 valandų. Tai plaunasi kiekvieną dieną. Taip, šitas filtras be aptarnavimo. Štai šitas aptarnaujamas kas 2 metus. Šitas taip pat kaip 2 metus. Yra perinkamas vožtuvas, sutepamas. Ir viskas, druska papildoma periodiškai. Į druskos dėžę kažkur tai kas pusę metų arba kas 3 mėnesius. Taip, čia yra beveik pilnas pusė druskos dėžės, tai dar galima būtų papildomai įpilti.